Pradėkim gal nuo to, kaip tampama akademiku, kokį tą mokslinį kelią reikia nueiti. Ar jisai ilgas? Mano kelias yra nuo inžinieriaus 1978 metais, o akademiku aš buvau iš pradžių narių korespondentų 2000 metais. Jeigu neklystu, 2006 metais, nebeatsimenu aš tų tikslių datų, buvau išrinktas akademiku, bet kai akademiku buvau, tai aš jau buvau matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus akademijoje pirmininku ir taip pat visos akademijos mokslinių sekretorius. Tai kai buvau renkamas akademiku, aišku, darbas jau pačioje akademijoje turėjo irgi daug reikšmės, kad buvau išrinktas, nors vienas iš mūsų kolegų, nes buvom dviese, nei tos pačius skyrius, nei tas specialybės, bet aš buvau išrinktas, o kolega nebuvo išrinktas per visuotinį susirinkimą. Tai toks pakankamai ilgas kelias, jeigu jūs įsivaizduojate. O jūsų mokslinė veikla su kokiu institutu buvo daugiausia susieta? Visą gyvenimą nuo 1978 metų su tuomet valstybiniu biochemijos institutu, o nuo 2016 metų, kada biochemijos institutas ir biotechnologijos institutas ir dalis gamtos mokslų fakulteto Vilniaus universiteto buvo sujungti į Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centrą. Bet darbą baigiau aš jau centre 2018 metais, kada Seimas patvirtino mane Lietuvos mokslo tarybos pirmininku. Ten pakankamai sudėtinga tuo metu buvo procedūra, Seime prisistatymas, po to frakcijos pasirinkdavo, kurios frakcijos nori susitikti su pretendentu. Ir po to jau po susitikimo frakcijose būdavo slaptas balsavimas Seime. Tai kai buvau pakviestas į Valstiečių ir Žaliųjų frakciją, tai ten viena iš Seimo narių tos frakcijos paklausė, kad reiškia, ir kandidatas į pirmininkus ir galbūt būsimi pirmininko pavaduotojai yra visi iš Vilniaus universitetų. Tai vienas dalykas tai yra regioninės politikos nesilaikymas. Antras dalykas, kad ar jūs nematot, profesoriau, kad tai gali būti interesų konfliktas, vis tiek jūs valdysite didžiulius pinigus ir dirbdamas Vilniaus. Aš tada atsakiau, kad jeigu mane Seimas išrinks pirmininku, tai aš išeisiu iš Vilniaus universiteto, kad iš tikrųjų nekiltų kažkokio tai interesų konflikto, bent jau įvaizdžio interesų konflikto. O kaip jūs galvojat, būtent kodėl jūs buvot išrinktas, kokias jūsų savybės vertino ypač, ar kaip mokslininko, ar organizacinius gebėjimus? Ko daugiau jumise būta? Šitas savybės, aišku, apie save kalbėti tai yra pakankamai sudėtinga. Galiu pasakyti tokį pavyzdį. Tuometis ūkio ministras Sinkevičius, kuris buvo eurokomisaru, kaip jūs žinote, kai aš tik tai buvau išrinktas Lietuvos mokslo tarybos pirmininku, jis mane pasikvietė ir mes su juo turbūt 1,5 valandos įvairiom temom kalbėjome. Ir jis man pasakė, jūs labai įtikinamai kalbat. Tai gal mokytis retorikos? Ne, tikrai ne. Turbūt gerai žinote tas veiklas, tuos dalykus, apie kuriuos kalbate, aš taip spėju. Matyt, kažkas tokio yra, nes jeigu būtų atvirkščiai, tai matyt, aš tose pareigose, kuriuose esu buvęs, ilgai nebūčiau išsilaikęs, aš taip galvoju. Pakalbėkime apie jūsų kaip mokslininko veiklą. Būtent dirbdamas Biochemijos institute, kokias čia mokslinės veiklas vykdėte ir kokį savo indėlį galėtumėte išskirti? 1978 metais, kai aš baigiau Vilniaus universiteto chemijos fakultetą, aš turėjau dvi galimybės. Arba vykti į aspirantūrą, kvietė mane į Maskvos valstybinį universitetą, bet mane pakvietė į savo skyrių, tuomet laboratoriją, akademikas Juozas Kulys.
ta tematika, kurią užsiminėjo laboratorija, man pasirodė artimesnė negu tai, ką aš turėčiau daryti Maskvoje. Ir aš pradėjau iš karto dirbti pas profesorių Kūlį. Žinoma, profesorius Kūlys iškart pasiūlė, ką aš turėčiau daryti, aš tik baigęs studentas, tai tematika dirbiniai ir pirmos mano disertacijos tuo metu kandidatinės pasiūlė profesorius Kūlys. Ir tai buvo susiję su fermentų panaudojimu, tai yra biologinių katalizatorių panaudojimu elektrocheminėse sistemose. Ir šio darbo metu, iki disertacijos gynimo 1918 metais, aš užsiminėjau tokių molekulių visų pirma sintezę, kurioms suskaldyti reikėjo pakankamai daug energijos, elektrocheminės energijos. Bet ta medžiaga, toks buvo sumanymas, mes galėjom, turėti tokią, kurią kai kurie fermentai, biologiniai katalizatoriai skaldo, sakykime, grubiai per pusę. Ir tada mes pastebėjom, kad labai ženkliai formaliai sumažėja tos pirminės medžiagos skaldimo energija reikalinga. Tai buvo pavadinta bioelektrokatalizė hidrolazėmis, kadangi ta rūšis biokatalizatorių jos būtent hidrolizuodavo, skaldydavo molekulės. Ir ta pirma disertacija, kurią aš apgyniau 1981 metais, taip beveik ir vadinosi apie tai, ką aš dabar tik šnekėjau. Tais laikais, norint apsigyti disertaciją, reikėjo kreiptis į tam tikras specializuotas komisijas, kurios vertindavo, ar vertas kandidato laipsnio ar ne. Lietuvoje tokios komisijos, kuri būtų kompetentinga įvertinti šitą darbą, neatsirado, todėl aš turėjau važiuoti į Maskvą. Ir Maskvoje praėjau tam tikrus filtrus, reikėjo net egzaminus laikyti, kai kurios, kurių neužskaitė, ką aš esu išlaikęs tų taip vadinamų kandidatinių egzaminų. Išlaikiau tos egzaminus Maskvoje ir apsigyniau tada Maskvoje. Bet po to jau galbūt labiau savarankiškai pradėjau gilintis į temas, o kaip elgiasi įvairūs baltymai, tie patys fermentai, tarpfazinėse srityse, tai yra pavyzdžiui yra metalas ir vandeninis tirpalas. Kaip toje tarpfazinėje srityje elgėsi biologinės molekulės. Ir tai buvo faktiškai mano tuometinės daktarinės, dabar vadintume turbūt habilitacinės disertacijos tematika. Ir aš ją parengiau ir apgyniau 1990 metais. Vėlgi nebuvo galimybė apginti čia tos disertacijos, aš vėl ją gyniau specializuotoje taryboje Maskvos valstybiniame universitete ir apgyniau ją 1990 metais. Tais laikais buvo skirtumas, kad kai tu apgini kandidatinę disertaciją, tu iš karto gauni diplomą. Bet kai tu apgini mokslo daktaro disertaciją, tai nieko nereiškia, kai komisijos sprendimas tai būdavo tik tai rekomendacinio pobūdžio. Ir eidavo į taip vadinamą, dabar nesvarbu, iššifruoti Maskvoje vaką, kur visą medžiagą tikrindavo ten jų ekspertai ir vertindavo, ir tu tik tai po kokio mėnesio gaudavo į pašto dėžutę laiškutį, kad arba patvirtinti arba ne. Jūsų mokslinėje veikloje yra net 7 išradimai, vienas jų yra su tarptautiniu patentu. Kaip galėtumėte apibūdinti tuos išradimus, ką jie keitė mokslo srityje, visuomenės gyvenime, kaip pritaikoma? Tie netarptautiniai patentai, tai jie buvo, taip vadinami autoriniai liudijimai, išradimų buvo gauti dar Tarybų Sąjungos laikais. Ir vienas iš jų buvo būtent apie tai, ką aš šnekėjau, su hidrolazių panaudojimu skaldant molekulės elektrocheminėse sistemose. Tai apie tarptautinį tą patentą aš galėsiu pašnekėti vėliau, bet įdomu tai, kad tas tarybinis patentas, aš po to jau, kada dirbau Švedijoje, mane pasikvietė į svečius tokią kompaniją AstraZeneca, jeigu girdėjo, tarptautinė kompanija. Ir aš nuvažiavau į tą kompaniją ir jie ten
mane, reiškia, priėmė, parodė savo laboratorijas. Ir vienoje laboratorijoje jie parodė veikiančią tą sistemą, kurią mes apgynėm Tarybų Sąjungos patentu. Sakė, labai gera sistema. Tai tokia istorija. Bet po to, kai pradėjau dirbti Lundo universitete Švedijoje, tai pirmas kartas buvo 1987 metais, labai keistų pavadinimų katedroje, maisto technologijų katedroje. Bet jie užsiminėjo ypatingai įdomiais dalykais, kurie kalba apie tai, kaip biologinės kilmės molekulės saviorganizuojasi. Kaip saviorganizuojasi ląstelių membranos, baltymų kompleksai. Bet mes neužsiminėjom biologiniam struktūrom, o ten pradėjom darbus, kuriant taip vadinamas lipidų kubinės sistemas. Jos yra unikalios struktūros, kurias formuoja lipidai su vandeniu. Jos turi absoliučiai periodinę struktūrą, ištisinį nepertraukiamą sluoksnį, dvisluoksnį lipido molekulių ir nepertraukiamą vandens kanalą. Jos yra ypatingai savaorganizuotos, nors jos kaip drebučiai. Bet jų ta ideali struktūra leidžia ištirti jų struktūrą, matmenis kanalų, storį membranų, lipidų, rentgeno difrakcijos metodu. Tai yra lygiai taip pat, kaip tas metodas naudojamas, sakysim, natrio chlorido druskos struktūrai nustatyti. Tai ta reguliariai struktūra leisdavo labai aiškiai įvertinti visus parametrus. Tai aš užsiėmiau šitų sistemų tyrimų, bet savotiškų būdų. Vandens kanalai ten yra maždaug 50 angstremų diametrų. Reiškia, kad kai kurie baltymai gali būti įterpti į šitos vandens kanalus. Ir aš Lunde pradėjau įterpinėti fermentus į šitos kanalus ir daryti taip vadinamus biosensorius. Tai yra elektrocheminius sensorius, su kurių pagalba gali nustatyti svarbias biologinės medžiagas, ne tik biologinį. Ir mes į tas kubinės vazės imobilizuodavom fermentus, juos užnešdavome ant elektrocheminio elektrodo, ant metalo, sakysim, ant aukso metalo. Ir pagal specifiką šito fermento įvesdavome jau vandens tirpalą, reikiamą nustatyti medžiagą ir taip gaudavome signalą, kada ta medžiaga veikdavo. Fermentas esantis sluoksnėje ant elektrodo gaudavome elektrocheminį signalą, srovės pavidale ir galėdavome pasakyti, kokia tos medžiagos yra koncentracija. Tai su šių sistemų sukūrimu mes padarėme tai pirmą kartą pasaulyje. Tai buvo labiausiai cituojamas mūsų darbas turbūt. Ir Švedija tada ir užpatentavo šitą darbą kartu su mumis, aišku, su Lietuva, tų sistemų kūrimą. Bet tos sistemos ne tik šio požiūriu yra unikalios, bet ir tuo, kad į tas sistemas gali įterpti vaistinius preparatus. Ir tai yra taip vadinamos kūriamos sistemos, kada į tas vandens kanalus įterpiamos vaistinės medžiagos ir ta struktūra įterpiama į organizmą. Pavyzdžiui, vėžinę ląstelę ar kažkokią kitą uždegiminę vietą. Ir kadangi tai yra toj struktūrai, ta medžiaga mobilizuota, ji ne iš karto veikia, bet jinai veikia prolonguotai, tai yra suteikia tokią galimybę, kad vaistinis preparatas veiktų ilgai. Tai išsivystė į taip rimtos labai kompanijos įkūrimą Švedijoje, jinai vadinasi Camurus. Aš prieš savaitę buvau ten tokiam renginy, konferencijoje, minėjime tos kompanijos steigėjų. Vienas iš tų kompanijos steigėjų buvo, kaip jau minėjau, Lunde katedros vedėjas. Tai aš galiu pasakyti, kad dabartinis šios kompanijos
CEO, taip vadinamas Chief Executive, yra turbūt vienas iš turtingiausių Švedijos žmonių. Būtent šitai kompanijai kuriant prolonguotų vaistų įterpimo sistemų šitą kūrimą. Bet tos kubinės fazės, kai jas tai labai rimtai dirbo Australijos matematikai, jie sukūrė matematinius modelius, kaip juos pavaizduoti. Tai jeigu pasižiūrėti į tas matematinius modelius, tai yra nepaprastai labai gražios struktūros. Tai vienas iš tų variklių moksle turbūt yra ne tik, kad kažkokia nauda gaunama, bet ir tai, kad tu dirbi su gražiam sistemom. Žodžiu, svarbu ir estetika. Taip, žinoma, labai svarbu. Tai tikrai nepaprastai gražios sistemos. Gaila, kad negalima jų parodyti dabar, bet kas domisi, gali kreiptis į ChatGPT arba į Gemini, Google sistemą dirbtinio intelekto, kur viskas bus aprašyta, tarp kitko. Ir pavaizduota gal? Nepavaizduota ten nėra, bet taip, paprastam Google, jeigu surinkti, tai galima tos pavyzdžius rasti. Bet ką aš noriu pasakyti, kad reiškia, negalima pasitikėti nei vieną dirbtinio intelekto platformą. Būtinai turi naudoti dvi, lyginti. Pavyzdžiui, aš įvedžiau į ChatGPT klausimą, kas yra lipidų tos kubinės fazės, apie kurias mes ką tik šnekėjome. Tai gavau vienokį atsakymą, kad taip naudojama vaistų įterpimui, ten tam baltymų kristalizacijai pasirodė, kam reikalinga baltymų pačių kristalizacija. Kadangi, kad nustatyti jų tikrą struktūrą, reikia naudoti rentgeno difrakcijos metodą, bet tam tu turi turėti kristalus. Tai pasirodė, kad kai kurie baltymai labai sėkmingai greitai gali būti kristalizuojami tose kubinėse fazėse. Ir būtent naudojama dabar ir baltymų struktūrai nustatyti. Tai baltymų struktūros nustatymo, aš dabar nepamenu tiksliai metais, Vokietijos mokslininkas Gruberis gavo Nobelio premiją. Bet kada aš pasitikrinau Google Gemini dirbtinio intelekto platformoje, tai ten jau buvo parašyta, kad naudojama ir bioelektroanalizė. Tai yra tai, ką mes darėme Lundė. Jūsų toj mokslininko kraiteliai yra daugiau negu 140 mokslinių straipsnių, monografijos. Jūs tikrai esate vienas iš tų, kur labai dažnai cituojamas. Ar jūsų darbus kažkas tęsia? Ar jūs jau viską padarėte ir išsėmėte tas temas? Taip, tęsia, nes yra gyvybės mokslų centre skyrius, dabar nepamenu už pavadinimo tiksliai, bet kai aš išėjau iš gyvybės mokslų centro, tai kada mane išrinko į Lietuvos mokslo tarybą, tai tą perdaviau skyrių daktarui Gintarui Valinčiui, kuris dabar yra Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas. Tai taip, tie darbai tęsiami, nes aš savo karjerą baigiau gyvybės mokslo centre bioanalizės skyriuje. Bioanalizės skyriuje, kuris būtent užsiiminėja elektrocheminiais detekcijos metodais, pritaikant biologinės medžiagas. Šalia tos turtingos mokslinės veiklos jūs labai... Aš tik pertrauksiu jūs, kad 140 darbų tai yra praktiškai taip, straipsnių niekas, nes aš minėjau, kad buvau Švedijoje konferencijoje tik neseniai, ir ten tos kompanijos Kamūrus premija 500 000 Švedijos kronų dydžių buvo apdovanotas amerikietis, labai žymus žmogus. Tai jis turėjo 4000 straipsnių. Man visada vienokį ar kitokį įtarimą tokie skaičiai sukelia, nes žinoma, ten Amerikoje gal ir didesnės galimybės, sakysim, negu Lietuvoje tai daryti, bet tai bent jau kažkokį prirašinėjimo įtarimą šiek tiek jai. Kada žmogus taip pat savo biografijoje, tas pats žmogus sako, kad jis yra įkūręs daugiau negu 40 įvairių kompanijų, tai
irgi kelia įtarimų toks teiginys, kadangi ar tu negali suskaičiuoti iki 42 arba 45 ir rašai, kad daugiau negu 40 kompanijų. Taip. Na, bet tai žinot, tai visko pasaulyje būna. Ir tarp mokslininkų taip pat. Taip, žinom, kalbus. Vis tik tai šalia jūsų tos turtingos mokslinės veiklos labai daug atsakingų pareigų, kur reikalingi administratoriaus gebėjimai. Kaip jūs galėtumėt apibūdinti prezidento postą? Kokių čia veiklų reikia imtis, kokios atsakomybės yra ir kaip jūs galėtumėt įvertinti savo 2 kadencijas, galbūt jas palyginti? Tuo metu akademijos prezidentu, kai aš buvau, minėjau, ir skyriaus pirmininku, ir moksliniu sekretorium buvo amžinatilsį Zenonas Rudzikas. Ir aš jau, kai susipažinau su visa struktūra iš vidaus akademijos, aš pamačiau, kad yra šiokių tokių galbūt trūkumų, netrūkumų, bet dalykų, kuriuos reikia pakeisti. Visų pirma, visų akademijos narių amžiaus vidurkis ten buvo, neminėsiu koks, bet tikrai labai daug vyresnio amžiaus žmonių buvo. Ir aš pirmai kadencijai išsikėliau tikslą, kad aš turiu inicijuoti su akademijos nariais, kadangi akademijos statutą tvirtina Seimas, pakeisti akademijos statutą ir tą situaciją pakeisti. Tai mano buvo toks pirmas tikslas pirmai kadencijai. Ir iš karto mes ėmėmės tos veiklos ir pakeitėme statutą. Viena vertus įvesdami ribojimą skaičiaus akademijos tikrųjų narių, mes tada ir labai sėkmingai ir su tuometiniu ministru Steponavičiumi, ir su viceministrė Putinaite bendravom ir lygindami akademijos narių skaičių su skaičiumi mokslininkų kitose šalyse, nustatėme, kad Lietuvai pagal turimas proporcijas pakaktų 120 tikrųjų akademijos narių, nedaugiau. Kitas dalykas, kas buvo įvesta, tai įvedėme greta tikrojo nario statusą, įvedėme Lietuvos mokslo akademijos nario emerito statusą. Čia gal ne vietoje pasakysiu, aš norėjau, kad tas skaičius būtų 65 metai, kada įgyjamas automatiškai tas statusas, kadangi tai yra ir Skandinavijos šalių, kitų šalių patirtis, sukako 65 metai, tu ir iš katedros vedėjai laisvas, ir bendrai iš profesoriavimo. Bet atsižvelgiant į tą situaciją Lietuvoje, vis dėlto sutarėm, kad gerai, 75 metai. 75 metų sukakęs, kokia čia logika buvo jūsų? Logika kad 75 metų tu jau nebedirbi aktyvaus mokslinio darbo, kaip dabar aš, nors man dar nėra 75. Tu negali įvertinti, nesi toj terpėj, kad galėtum vertinti kandidatus į Lietuvos mokslo akademijos narius, tikrai kokybiškai įvertindamas jo darbus, aktyvumą ir panašiai. Tu dažniau klausysi savo kaimyno sėdinčio salėje rinkimų posėdžio metu, negu turėsi savo aiškią nuomonę. Kitas dalykas, 75 metų tu visada gali įvertinti, ar tas žmogus yra vertas prezidento vietos, viceprezidento vietos. Tai ta teisė buvo palikta akademijos nariam emeritam. Nerenki tikrųjų narių, bet akademijos vadovas tu renki. Nariam emeritam turbūt taip pat buvo leista neteikti kasmetinių ataskaitų, nes, irgi čia matau logiką, jeigu tu nedirbi aktyvaus mokslinio darbo, jeigu nedirbi kažkokio aktyvaus visuomeninio darbo, tai kokia prasme prašyti iš jo metinės ataskaitos. Žinau, kas nori, gali rašyti, bet tikriesiam nariam tai yra privaloma, o nariam emeritam ne. Kitas dalykas, ką mes įvedėm, kad nariam emeritam gali būti mokama kasmėnesinė išmoka. Tik nariam emeritam. Ir su tuomečiu dar premjeru Kubiliumi sutarėm, dar buvo, reiškia, kad tai gali būti iki 1300 eurų išmoka. Ar litų, šiuo dabar nepamenu. Bet nesvarbu. Ta prasme, piniginė išmoka paskata gali būti mokama. Tai irgi paskata būti aktyviem ir mokslo akademijos nariam emeritą. Tai pavyko padaryti, tas statutas buvo pakeistas. Tiesą sakant, kai nesuvienodavom, nes aš buvau ir akademijos narių ekspertų, ir narių korespondentų, ir akademikų, buvo 3 pakopos akademijų. Kada mes įvedėm vieną pakopą, žiūrint retrospektyviai, aš taip
man kyla tokių minčių, ar tikrai aš teisingai tą dalyką dariau, nes iš karto tapus tikruoju nariu su visom tikrojo nario teisėm, tu negali įvertinti, ar tas žmogus akademijoje tikrai bus naudingas ir aktyvus. Kada būdavo nariai ekspertai, nariai korespondentai ir aukščiausias laiptelis akademikos, tai skatindavo siekti karjeros tos žemesnės kategorijos, gal negeras žodis, akademijos narius bus žymiai aktyvesniais dirbant akademijai. Tai dabar aš taip žiūriu, kad, nesakau, kad tai buvo neteisingas dalykas, bet yra tas niuansas. Gyvybingumas svarbiausias yra, mano akim žiūrint, tai yra rodantis akademijos įvairiapusės veiklas, kurias vykdo akademijoje visuomeniai. Jeigu mes prezidentą matytume kiekvieną dieną ar kas antrą, ar kas 2 savaitės televizijoje ar radijo laidoje, tai būtų labai efektyvu. O veiklas akademija vykdo pačias įvairiausias ir leidybinės. Ir pavyzdžiui, aš esu Moldovos garbės konsulas Lietuvoje. Trečiadienį mes su ambasadorium važiuojame į Klaipėdą. Susitinkam su savivaldybės vadovais, su Klaipėdos universiteto vadovais, su įvairių kompanijų atstovais. Ir aš kviečiau važiuoti ir prezidentą, Mokslo akademijos prezidentą. Deja, jisai išvyksta į užsienį. Kodėl aš norėjau, kad jisai važiuotų kartu? Lietuvos mokslo akademija yra pasirašiusi bendradarbiavimą sutartį su Klaipėdos miestu. Ir kai aš buvau prezidentas, mes ne vieną kartą organizavom akademijos dienas Klaipėdoje. Su visuomenė, su savivaldybės atstovais, su Klaipėdos universiteto atstovais. Ir tai, aš dabar nežinau, kiek yra tų sutarčių, tiesiog nesekiau, bet anksčiau tai buvo pakankamai nemažai. Šiek tiek mažiau negu 10, sakykim taip. Su įvairiais regionais, su Šilutės savivaldybė, su Panevėžio savivaldybė, Klaipėda, Ignalina. Ir visur mes važiuodavom, organizuodavom Lietuvos mokslo akademijos dienas savivaldybėse, skirdami tam 1 dieną. Ir iš tikrųjų tai buvo labai efektyvus akademijos vaidmens, ne tik visuomenėje, bet ir visoje šalyje reklamavimas. Ir žmonės tikrai labai aktyviai rinkosi iš tų savivaldybių klausytis paskaitų mūsų. Tai aš prezidentą norėjau vežtis dabar kartu į Klaipėdą, kad atnaujinti tą ryšį su Klaipėdos miestu, kad atgaivinti akademijos dienas Klaipėdos mieste, bet kaip jau minėjau, deja, negalėjo prezidentas vykti. Daug laiko skiriate švietimo mokslo klausimams, užėmėte labai įvairias aukštas pareigas. Su kokiais strateginiais iššūkiais susidurdavot būtent šitoje srityje? Kaip dabar jūsų kaip eksperto žvilgsnis jau iš šalies? Kas vyksta šioje srityje? Aš buvau, kaip jau minėjau, Lietuvos mokslo tarybos pirmininku pakankamai trumpai pusmetį. Tai didžiulė organizacija finansuojanti konkurso būdu Lietuvos mokslininkų, kartu ir su atvykstančiais užsienio mokslininkais. Biudžetas siekdavo, jeigu aš dabar teisingai pamenu, kartu su Europos struktūrinės paramos lėšom iki 40 milijonų eurų. Tai didžiuliai pinigai. Bet tai tokia pakankamai, kaip aš naudodavau žodį anksčiau, klampi sistema. Sprendimų priėmimas yra pakankamai lėtas, mechanizmas toks nustatytas buvo Seimo, kad svarsto tarybos komitetai, po to keliauja tie siūlymai į tarybos valdybą ir tik po to tarybos pirmininkas gali priimti sprendimą po valdybos rekomendacijų. Tai toks pakankamai ilgas laikas. Ir tada Skvernelio vyriausybėje švietimo, mokslo ir sporto ministras Monkevičius pasikvietė mane ir sako, gal tu norėtum viceministru būti. Kuruotum aukštąjį mokslą ir mokslą. Ir aš daug negalvodamas sutikau, nes su ministru Monkevičium buvo taip sutarta. Tu esi ministras savo kuruojamos sritys.
Tai tas variantas man tiko tuo labiau, kad tos sistemos ir žmonės ir tą visą sistemą aš skersai išilgai žinojau. Ir rektorius visus, ir prorektorius, ir kuo užsiima, kokia institucija, ar aukštoji mokykla, ar institutas, koks yra, kurioje sritis stiprus, ką toje sistemoje reikia keisti. Tai man kažkokios strategijos kurti ir galvoti tiesiog nereikėjo, kadangi aš visą tai mačiau nuo 1992 metų, kai tapau Biochemijos instituto direktoriu. Ir vienu metu, 2 metus buvau visų valstybinių mokslinių tyrimų institutų konferencijos pirmininku. Tuo metu buvo, įsivaizduokit, toks skaičius 48 valstybiniai mokslinių tyrimų institutai. Tai didžiulė sistema. Bet per tuos visus metus aš tą sistemą tikrai, čia gal pasigyrimas, bet vis tiek tu susipažįsti su ją tiesiog idealiai. Tai man tai buvo tikrai ir pasikeitė visiškai dalykai, kuo aš užsiminėjau Lietuvos mokslo taryboje ir ministerijai. Tu čia galėjai priimti žaibiškus sprendimus. Tau nereikėjo su nieko tartis, žinoma, su ministru, ten vis tiek pasitari priimdavo sprendimą, bet tu gali priimti sprendimą toj pat. Tai, ką reikalinga. Ir tai tikrai paliko didelį įspūdį, nes kai aš planavau tapti ar netapti, man vienas iš akademijos narių buvęs irgi vienas ministerijos viceministras sakė, būtinai sutik. Sakė, tu pamatysi, kaip valdoma valstybė. Bet ir atsakomybė? Taip, žinoma, bet tos atsakomybės aš per visą savo karjerą niekada nevengiau ir nebijojau, nes būnant viceministrų dažnai tekdavo dalyvauti ir vyriausybės posėdžiuose ir ministras man buvo pavedęs vykti praktiškai visas užsienio komandiruotės. Tai vykdavo ir į 3 šalis, mano periodu 3 ES šalis, tai Rumunija, Kroatija ir Suomija perimdavo vis pirmininkavimą Europos tarybai. Tai šitas 3 šalis buvau nuvykęs taip pat į renginius skirtus, kada perima pirmininkavimą atitinkama ES šalis ir pavyzdžiui, šitas kaklaraištis yra padovanotas Kroatijoje, tai yra Kroatijos vyriausybė. Atsiprašau, vyriausybės dovana. Tokia nedidelė nauda iš tų komandiruočių. Prisiminimas. O kaip Lietuvos mokslas vertinamas tarptautinėje arenoje? Kaip jūs atstovaudavot ir koks tas požiūris? Reikia pripažinti vis tiek, kad mūsų šalis yra pakankamai maža, kad ją kažkaip ypatingai vertintų, bet tos sritys, kurios yra visiems žinomos, ar tai lazerių mokslas, ar tai biotechnologijos, tai yra iš tikro pasaulinio lygio ir duodančios ne tik mokslinę kažkokią produkciją, bet taip pat ir kūrenčios labai rimtus verslus, ne tik Lietuvos mastu, bet ir pasaulio mastu. O verslus kurt, čia būtų įdomu gal pacituoti mano draugą profesorių Vladą Bumelį, kuris yra kelių kompanijų įkūrėjas, biotechnologinių kompanijų. Ir vienam interviu jo žurnalistas klausia, profesoriau, o kas yra, kaip jūsų nuomonė, kas yra geriausias verslininkas iš viso pasaulyje, kaip jūs vertintum? Jis pagalvoja ir sako, Jėzus Kristus. Visiems žinomas. Gal dar būtų įdomu sužinoti jūsų nuomonę, kaip jūs vertinate aukštųjų mokyklų reorganizavimus, pertvarkas. Ar čia labiau matome pasiekimus, ar kažkokius praradimus? Aš tai vertinu teigiamai, nes tai yra ne tik pertvarka inicijuota Lietuvos, sakysim, valdžios institucijų, bet tai yra ir taip pat rekomendacijos iš tarptautinių pačių įvairiausių organizacijų. Sekti pavyzdžių kitų institucijų, kad konsolidavimas ir mokslinio potencialo iš ties jisai duoda pliusus ir aš pats mačiau savo akim,
kada biochemijos institutas buvo savarankiškas ir kaip jis pradėjo veikti Vilniaus universiteto sudėtyje. Institutų inkorporavimas į universitetus tai yra absoliutus gėris. Visų pirma, aplink atsiranda daug jaunimų, studentų. Ir tai yra labai svarbu. Kada institutas yra izoliuotas, tų galimybių bendrauti su jaunais žmonėmis, pritraukti juos į mokslinę sferą yra, mano akim žiūrint, ženkliai mažiau. Na ir pabaigai, aišku, klausimas apie jūsų pomėgius, apie jūsų laisvalaikį, kiek jo turėdavot, kai buvot aktyvioje toje veikloje ir kiek galit leisti savo dabar ir kas jums yra tikrai malonu. Na, vienas iš malonesnių dalykų yra tai, kad neturi keltis 5 valandą ryto, lygintis kelnių ir marškinių. Aš dabar dėviu, ne taip kaip šiandien, dėviu mėlynus džinsus Levis ir tamsų taip vadinamo golfo, mėgdžiodamas Apple įkūrėją Jobsą. Gaila, kad aš kitur negaliu jo pamėgdžioti. Tai ta rutina kasdieninė, į kurią kartais įtraukdavo ir šeštadienį, ir sekmadienį, jeigu būdavo kažkokie renginiai ir turėdavo važiuoti į komandiruotę, tai dabar tas laisvės pojūtis yra tikrai, man jisai yra priimtas. Aš jau savo atidirbau. Tai kiti pomėgiai, tai vienas iš tokių pagrindinių pomėgių laisvalaikio, tai yra žūklė. Bet nelabai turiu dabar tam laiko, nes po savo tėvų mirties perėmiau tokią sodybą nedidelę ant ežero kranto. Tai aš jau ją perėmęs turbūt 2 metai, bet nei karto tame ežere nežvejojau. Nei karto. Nes nėra kada. Reikia įkalti kokį vinį, reikia kažką padažyti, reikia kažką nupjauti. Tai čia toks užsiėmimas irgi, kuris atima daug laiko, žinoma, atmetant žiemos, gilaus rudens periodą, bet mėgstu skaityti. Nes mano kaimynas toje vadinamoje sodyboje, kai aš sėdžiu, reiškia, terasoje, skaitau knygą ir pas juos einu pasiskolinti naujos knygos. Sakė, tu ką jas valgai, tas knygas. O kokio turinio knygas mėgstat? Aš daugiausiai istorinio pobūdžio, bet ne beletristiką ar romanus, o knygas, kurios yra viena ar kita istorinė tematika. Dažniausiai lietuvių. Tai provokacinis klausimas, ar naudojatės bibliotekos paslaugomis? Supratote turbūt atsakymą. Tai labai kviečiame sugrįžti pas mus į biblioteką, ypač kai bus restauruoti rūmai, bus gražu. Manau, kad ne tik tai knygos, dokumentai, bet ir renginiai. Gal atkreipsiu jūsų dėmesį. Dėkui.